Nėra tokio lietuvio, kuris nežinotų šios 12 km Šiaulių miesto vidury laukų esančios ypatingos vietos. Joje tūkstančiai žmonių suneštų kryžių, rožinių, šventųjų statulėlių. Žinia apie Kryžių kalną sklinda ne tik po Lietuvą, bet ir visą pasaulį. Kryžiai šioje vietoje pradėti statyti daugiau kaip prieš 150 metų, tačiau sovietų okupacijos metais jie pradėti naikinti, griauti. Nepaisant visų pavojų, žmonės naktimis į šią vietą ir vėl suneždavo naujų kryžių. Taip šis kalnas tapo savotišku pasipriešinimo simboliu. Pradėta tikėti ir stebuklinga šios vietos galia. Tarybiniais laikais 2 kartus nustumdytas tas Kryžių kalnas, iš visų naikins ir vėl iš nakties rados ir vėl žmonės statė naktim, nes neleido tarybiniais laikais. Ir buvo atstatyta viskas iš naujo, nes čia yra, kaip pasakyti, šventa vieta. Nes žmonės labai tiki tuo, kad jau čia yra stebuklinga vieta. Tai papasakokit, ko čia plūstant su norais, su prašymais? Su norais, su prašymais, taigi ant kiekvieną kryželę visi rašo ir visi prašo ir visiems tiki, kad išsipildo. Nes čia yra... Nežinau, šventa vieta visur visi, nes jeigu nebūtų šventa, visas pasaulis nevažiuotų čia. Aš tuo įsitikinus. Nors kryžiai jau seniai peržengė paties kalno ribas ir dabar jau užima nemažą jo papėdės teritoriją, Kryžių kalnas kasdien vis dar papildomas naujais kryžiais su lentelėmis ir žmonių prašymais palaiminti, saugoti ar globoti. Kiekvieną dieną į Kryžių kalną atkeliauja minios žmonių. Čia pasimelsti, pasižvalgyti ar tiesiog ko nors paprašyti plūsta tiek vietiniai, tiek turistai. Tiek apie šią vietą vos girdėję, tiek ją jau kelis kartus aplankę. Labai senai buvom, tai vaikai nebuvo iš vis. Tai dabar su vaikais atvažiavom parodyti. Ir šiaip gyvenam dabar ne Lietuvoje, tai kažkaip norėjom atvažiuoti per atostogas, pažiūrėti, kaip čia mums viskas. Šiaip tai labai gražu, vienuolyną dar net nemačiau. Vienuolynas stovi vos už kelių šimtų metrų nuo Kryžiaus kalno. Pasižvalgyti, kaip įsikūrė pranciškonų vienuoliai ir pasimėgauti vienuolyne tvyrančią ramybę mėgsta daugelis Kryžių kalną lankančių maldininkų. Nemažiau svarbi ir šalia Kryžių kalno stovinti neišvaizdi, jau šiek tiek apgriuvusi koplytėlė. Joje prieš 18 metų mišias laikė popiežius Jonas Paulius II.